Pažeminimo traumos gydymas. Lėtai, lengvai ir sklandžiai įeik į meditacinę visiško atsipalaidavimo būseną. Giliai ir ramiai įkvėpk ir atsipalaidavusi ilgai ir pilnai iškvėpk. Įkvėpk ir iškvėpk. Įkvėpk ir iškvėpk. Esi rami ir atsipalaidavusi. Tavęs netrikdo jokie garsai. Jei ateina mintis, nusišypsok jai ir paleisk, palydėdama ją pažadu, kad apie tai pagalvosi po meditacijos. Toliau kvėpuok ramiai, be jokių ypatingų pastangų. Šiandien tu dirbi pati su savimi, vedina mano balso, tuose energijos rautuose, kurie teka meditacijos metu. Dar kartą įkvėpk ir ramiai iškvėpk. Esi rami, atsipalaidavusi ir pasirengusi meditaciniai praktikai. Prisimink, kur ir kada jauteisi pažeminta, kur ir kada tau pasakė, kad ko čia tu šūkaloji, arba kad esi stora kaip karvė, arba kažką panašaus. Prisimink, pagalvok apie tai, kai tu kažką darei, o tave iki raudonumo kažkas sugėdino arba pasmerkė. Klausyk, kur kūne atsiliepia šis skausmas, šis jausmas, šis pojūtis. Pajusk tai. Gal kur tempia, gal kur suspaudė ar dilgtelėjo. Į ką būtent sureagavo tavo kūnas? Gal į tai, kad aš esu bloga, gal į tai, kad aš esu kalta, arba kad aš esu bjauri, arba kad aš esu dar kokia kitokia. Ir paimk dabar visus tuos įžeidimus ir pažeminimus, kuriuos tau primėtė tavo aplinka, tavo artimieji, ir pasakyk. Labai ačiū jums visiems, kurie man tai davėte, bet šiandien aš noriu nuo viso to išsivaduoti. Aš nušviečiu savo skausmą sąmoningumo spinduliu. Aš nušviečiu savo pažeminimą sąmoningumo spinduliu. Priimu savo vertę. Priimu savo išskirtinumą, priimu savo lygiavertiškumą. Aš esu ir ne tik galiu, bet ir turiu pasireikšti kaip individas. Elgtis taip, kaip moku ir manau esant tikslinga. Aš myliu save, suteikiu savo meilę, rūpestį ir pritarimą. Kiekvieną savo gyvenimo minutę, kiekvieną savo laiko minutę. Nes aš išreiškiu save, nes aš einu savo ypatingų, unikalių asmenybės ir sielos keliu. Ir tai jau savaime yra didelis žygdarbis. Ir tai jau savaime verta susižavėjimo ir pritarimo. Todėl aš palaikau save ir leidžiu savo nuo šiol būti savimi. Prisimink apribojimus, neigiamus jausmus viduje, kuomet tau uždėjo tos apribojimus. Prisimink tas nuomonės, kurios buvo į tave, bet ne apie tave, nes jos nerezonuoja su tavimi kaip su siela, su tavo vidinė tikrąja išmintimi. Ir dabar įsivaizduok rutulį, sferą, į kurią minties pagalba perkelk visą negatyvą, kuris tave kausto. Aš ištraukiu iš savęs man primestą kaltę. Aš ištraukiu iš savęs man primestą pasmerkimą. Aš ištraukiu iš savęs kitų žmonių nuomonę apie mane ir vertinimus. Aš išsilaisvinu iš apribojimų, kuriuos man davė ar primėtė brangus man, svarbus man žmonės. Ir dar pasakyk,
Priimu savo gyvenimo istoriją, priimu visą skausmą ir visą neteisybę, kurie buvo joje. Priimu pažeminimus, priimu visus apribojimus, kurie buvo. Ir dabar, kai aš juos pripažįstu ir priimu, aš juos paleidžiu, suteikiu savo laisvę būti savimi, leidžiu savo jausti ir išreikšti save, leidžiu savo turėti norų ir juos realizuoti, leidžiu savo gyventi ir elgtis pagal savo pašaukimą, sutartinai su savo siela ir širdimi. Ir čia ir dabar aš ištraukiu iš savęs atsakomybę už kitus žmones, už jų būklę, už jų savijautą, už jų gerovę, už jų laimę. Aš ištraukiu iš savęs visas atsakomybės, leisdama joms sugrįžti pas tuos, kam jos iš tikrųjų priklauso. Ir kartu su šiom atsakomybėm siunčiu kitiems žmonėms tikėjimą tuo, kad jie gali viską puikiai susitvarkyti patys. Leidžiu savo būti laisva, laiminga, mylima ir tegul kiti būna tokie, kokie jie nori. Leidžiu savo išreikšti save ir gauti šios išraiškos rezultatą. Gauti, ko noriu, nes tai yra norma. Ir šito aš noriu ir leidžiu tam būti. Įkvėpk ir iškvėpk. Aš atgaunu savo orumą. Dar kartą įkvėpk ir iškvėpk. Aš atgaunu savo orumą. Ir dar vienas įkvėpimas ir iškvėpimas. Tai tavo tvirtas ketinimas perduoti visą negatyvą į rutulį, į sferą. Jisai jau veikia. Viską, ką pašalinai iš savęs, dabar persikelia į sferą. Joje pagal nutylėjimą visa tai bus perdirbta į pirmuosius žemės elementus ir iš jų bus sukurta kažkas naujo. Viską, ką ištraukia iš savęs, dabar perkelinėk į sferą. Skausmą, apribojimus, kažkokias kažkieno nuomonės apie tave, kažkieno primestas tavo atsakomybės ir kaltes. Viską, kas buvo ištraukta, dabar mesk į sferą. Įkvėpk ir iškvėpk. Ir dabar, kai viskas, ko jau tau nebereikia, yra sumesta į sferą, pradėk ją spausti. Spausti. Spausk ir dar labiau spausk. Ir dar spausk, kol ji taps visai mažutėlė. Ir tuomet išmesk. Taip tu grąžinai kitiems žmonėms jų atsakomybę už ištartus tau žodžius. Ir dar gali pridėti prie šio siuntinuko palinkėjimą. Aš jumis tikiu, jūs viską susitvarkysite patys. Įkvėpk ir iškvėpk. O dabar persikelkime į erdvę, kurioje yra laiptai, vedantys žemyn. Gydysime situacijas, kurias galbūt žinome, o gal ir nežinome. Leisk savo pasąmoniai, savajam, aukštesniajam aš, parodyti tau tas situacijas, kurios paliko giliausią pėdsaką. Tas situacijas, kuriuose manei, kad nesi tokia svarbi ir vertinga kaip kiti žmonės. Situacijas, kai manei, kad nesi tokia reikšminga, kad tau nebūtina kažko norėti, kad nebūtinai turi būti patenkinta, būti laiminga, būti laisva, išreikšti save taip, kaip to norisi tau. Tas situacijas, kai galbūt tau buvo pasakyta, tu esi niekas, tu esi bevardis nulis, o ta mergaitė yra daug gražesnė ir protingesnė. Žiūrėk, kaip tu atrodai, žmonės juoksis. Situacijas, kai iš tavęs buvo atimtas tavo orumas. Visos šios skausmingos situacijos vibracinių požiūrių atrodo skirtingos,
Tačiau orumo atėmimas ir pažeminimas yra susijęs su ta pačia pažeminimo trauma. Paprašyk, kad tau šiandien jas parodytų ir jas išvalysi ir išgydysi savo ketinimų ir minties dėka. Taigi, lėtai eik prie laiptų, laikykis už turėklų ir ramiai, žingsnis po žingsnio, leiski žemiau ir dar žemiau, ir dar žemiau, ir dar žemiau. Ir kuo žemiau leidėsi, tuo giliau susijungi su savimi, tuo giliau susijungi su tikrąja savo esme. Ir nepamiršk kvėpuoti ramiai ir tolygiai, širdies ritmu. Ir tu jau nusileidai laiptais ir prieini tunelį. Ir eini tuo tuneliu ir pasieki nuostabią miško laukymę arba kokią kitą gražią vietą gamtoje. Ir ten matai didelį ir švytintį erdvėlaivį. Štai tavo aukštesnysis aš veda tave prie to erdvėlaivio. Tu įeini į jį ir atsisėdi keleivio vietoje. Atsisėdi ir patogiai įsitaisai. Kelionė bus ilga. Dabar kreipkis į savo aukštesnį aš. Prašau, padėk man šiandien išgydyti pažeminimo traumą, orumo atėmimo traumą, primestos gėdos traumą, primestos kaltės traumą, draudimo būti savimi traumą, individualybės nuvertinimo traumą, atimtos asmeninės erdvės, kurioje gali pasireikšti visą savo pilnatvę ir grožių traumą. Ir kol tu apsipranti su nauja erdve, vyksta epizodų, kurie paliko svarbiausius pėdsakus tavo gyvenime, tavo asmenybėje, paieška ir analizė. Nesvarbu, kas bus surasta ir iškelta išgydymui. Tavo ir tavo aukštesniojo aš tikslas yra rasti būtent tas situacijas, kurių išgydymas duos didžiausią poveikį. Kai kurios situacijos gali išgyti be tavojo suvokimo, o kai kurias situacijas galbūt pamatysi ir atpažinsi. Galbūt jau matai, o jei nematai, tai tiesiog žinok, kad jau rikiuojasi laiko ir energetinės linijos ir pradedami kai kurie procesai, kad tau už nugaros išsirikiuoja angelai, laikydami rankose tavo gyvenimo knygą ir rašiklius. Jie pasirengia ištrinti arba perrašyti tavo gyvenimo scenarijus ir šablonus. Taigi, jei esi pasiruošusi, nusišypsok ir su savuoju aukštesniuoju aš leiskis į kelionę. Ir kelionės metu nepamiršk kvėpuoti ramiai ir tolygiai, širdies ritmu. Ir dabar jau gali matyti arba įsivaizduoti, arba tiesiog žinoti, kaip tavo laiko mašina išskleidžia baltą ekraną ir ant jo atsiranda linija. Tai tavo gyvenimo linija. Ir dabar jau gali matyti arba tiesiog žinoti, kiek įvykių iš tavo dabartinio įsikūnijimo tau reikia išgydyti šiandien. Ir tu matai arba žinai, kuris įvykis išsiskiria labiausiai. Koks tai įvykis, kuris reikalauja tavo dėmesio? Nuo ko norėtum pradėti? Gali būti vienas arba daugiau tokių įvykių. Kiekvienas toks įvykis tau parodomas atskirame ekrane. Ir dabar, kai jau nusprendė, kuris tai įvykis, išreikšk savo ketinimą. Savojo aš vardu. Pradedu savo žmogiškosios esmės ir savo įkūnytosios sielos fragmento
gydymo nuo pažeminimo traumos procesą. Išgyju nuo pažeminimo, susigrąžinu savo orumą ir atgaunu teisę bei galimybę būti unikalia savimi. Ir dabar į šį įvykį arba šiuos įvykius, kurie tau pasirodė aktualūs, su visa savo meile, iš visos širdies, iš savo aukštesniojo aš širdies ir iš aukščiausiojo kūrėjo kanalo nukreipk 3 auksinius rautus, kurie įtekės į šią situaciją. Tegul ši situacija atsiskleidžia kaip paveikslėlis atskirame ekrane ir tu gali pamatyti savo mažąją aš, kai jai buvo kažkas pasakyta, kai ji buvo žodžiais pažeminta ir įžeista, į kurią tavo praeities aš kūno vietą įstrigo šie žodžiai. Gal pajutai? O dabar pasakyk, aš atleidžiu, aš išvalau, aš išgydau, aš ištraukiu tai. Aš atsisakau tai priimti, man to nebereikia. Ir įsivaizduok, kaip mažu pintuku ištrauki šios situacijos paveikslą ir įsiklausyk, ką geriau norėtum padaryti. Ar grąžinti tai tiems žmonėms, gal tėvams, gal artimiesiems, kaip dovana su palaiminimu. Bet juk jie taip pat neturėjo jėgų su tuo susidoroti. O gal norėtum perkelti tai į sferą likvidavimui? Gal vis tik antrasis variantas būtų tinkamiausias. Įdėk šią nuoskaudą kaip paveikslėlį į sferą ir jis bus išvalytas ir pašalintas iš žemės. Pašalintas iš kolektyvinės žmonijos sąmonės, kaip idėja apie tai, kad kas nors gali ką nors pažeminti ir padaryti gėdą. Ištrauk ir išmesk šią idėją. Ir tegul įsigali supratimas, kad kiekvienas yra atsakingas už savo jausmus. Nes man padarė gėdą. Ne man padarė gėdą, bet aš pasidariau savo gėdą. Nes pajutau, kad nesu pakankamai gera šiai visuomeniai. Tai aš, o ne kas kitas, kuris ką nors padarė, privertė mane jaustis netinkamai. Ir čia ir dabar tiesiog ištrauk tokius ar panašius fragmentus iš vienos ar kelių situacijų ir paleisk aukso srovę į jas ir pasakyk savajam praeities aš. Viskas gerai, tau viskas gerai, tu gera, tu teisi, tu esi unikali, tu esi ypatinga. Tiesiog ne visada šis pasaulis ir ne kiekviena aplinka pasiruošia priimti tave tokią, kokią esi. Juk tikrai yra aplinka, kuriai tu esi tikrai reikalinga tokia, kokia esi. Tačiau yra ir aplinka, kuri menkai atitinka tavo vertę. Ir tai ne apie tave, tai apie vertybės. Neverta daryti išvadų apie save, nes kažkada kažkas kažkaip įvertino tave, bet ne tavo veiksmus. Prikabino tau kažkokią etiketę. Ištrauk iš visų situacijų tuos, tu tokia, tu anokia, tu darai ne taip ir kalbi ne taip, visus tuos, tu. Ištrauk iš visų įvykių, iš kiekvienos tokios ar panašios situacijos, tarsi kokiu stipriu magnetu, stipriu siurbliu. Ištrauk, išsiurbk iš visų skirtingų gyvenimo linijos taškų. Tokios istorijos, tu esi šiokia, tu esi tokia, gėda tau ir panašius įrašus. Magnetu ištrauk šį gėdos ir pažeminimo jausmą, o kartu ir savęs sampratą, nuomonę apie save. Nes kai tau kažkas pasakė, kad esi šiokia ar tokia, tu to juk patikėjai. Ir visą gyvenimą lig šiol gyvenai su šia nuomonė apie save. Jei nesąmoningai, tai pasąmoningai. Nedelsiant ištrauk tai.
Jei kartais pradėjus svaigti galva, įkvėpk ir iškvėpk, lėtai ir sąmoningai. Ir nukreipk vertikalų energijos srautą į viršugalį per visą kūną, iki pat uodegikaulio ir žemyn į žemę. Ramiai pakvėpuok, atsipalaiduok. Susiliek su širdies ritmu. Ir dabar, kai ištrauki visus šios dalykus apie tai, kad tu esi šiokia ar tokia, kad tu darai visiems gėdą ir panašiai, tu grąžinai už tai atsakomybę tėvams ar kitiems žmonėms, kurie tai tau įteigė. Dabar tu leisti savo praeities aš suprasti, kad jis visada mylimas. Jei šiuo metu mama, tėtis, močiutė ar kitas artimas žmogus tau nerodo ir nesiunčia meilės, tai nereiškia, kad jos nėra. Čia ir dabar pasakyk savajam praeities aš. Pažiūrėk į mane, mažutė, aplink yra vien meilė. Tu apsidairyk. Aš tave myliu. Tu geras. Tu mielas. Tu esi magiškas. Tu nuostabus ir nepakartojamas. Kito tokio nėra. Dabar ateina naujas laikas. Laikas, kai rodyti savo unikalumą, reiškia kurti naują ateitį, reiškia būti sėkmingai, reiškia būti konkurencingai. Išreikšti save reiškia gyventi santarvėje su savimi, su savo pasauliu, su savo vidiniais poreikiais. Tai reiškia būti atsipalaidavusiai ir mylinčiai. Tai reiškia suprasti ir priimti kitus žmonės, tokius, kokie jie yra, ir leisti jiems būti savimi. Tai reiškia matyti savo orumą ir kitų žmonių orumą, gerbti savo orumo jausmą ir gerbti kitų žmonių orumo jausmą. Įkvėpk ir iškvėpk. Ir visiems saviesiems praeities aš sakyk. Tu esi mylima, tu esi mylima, tu esi mylima. Tu esi nekalta, tu esi nekalta, tu esi nekalta. Tu esi geidžiama, tu esi geidžiama, tu esi geidžiama. Tu esi savo vietoje, tu esi savo vietoje, tu esi savo vietoje. Aš tave myliu, būk savimi, aš palaikau tave. O jei ką nors padarysi ir iš tavęs pasijuoks, juokis kartu su jais. Jei buvo juokinga, juokis. Jei nebuvo juokinga, nusišypsok ir leisk tiems žmonėms turėti savo skonį, turėti savo nuomonę. Žmonių reakcijos į tave nieko nesako apie tave. Pasaulio reakcija nenulemia tavo prigimties. O dabar apkabink savo praeities aš ir pasakyk. Žinau, kad ateityje tavęs laukia didžiulė sėkmė. O dabar suteikiu tau nepaprastos drąsos būti savimi ir išreikšti save, tik tau būdingų, unikalių būdų, kad šis pasaulis spindėtų brangiomis spalvomis, kad šis pasaulis pasikeistų ir taptų gražesnis. Ir mes esame geri, nes tokie esame sukurti. Ir mes esame teisūs, nes tokie esame sukurti. Įkvėpk ir iškvėpk. Ir jei tau atsišaukia, jei tai yra gydomas epizodas iš tavo praeities, galbūt susijęs su kuriuo nors iš tėvų, tiesiog mintise tvirtai apkabink savo tėtį arba mamą ir su meile ištark. Atleidžiu tau, mama, tėti. Paleidžiu savo pyktį, kuris buvo nukreiptas prieš tave. Paleidžiu savo pyktį, apmaudą, neapykantą, nes aš renkuosi meilę, nes įsileidžiu meilę į savo širdį. Aš leidžiu savo būti savimi,
blogai arba gerai, sėkmingai arba nesėkmingai, tinkamai arba netinkamai, teisingai arba neteisingai, bet kokiai, nes esu sukurta pagal unikalų dizainą ir įsikūnijau pagal jį ir einu savo pamokas čia ir kuriu šį gyvenimą, kuriu jį taip, kaip man tinka, kaip man išeina. Bet mano tikrasis troškimas yra tai daryti iš širdies, daryti tai su meile, daryti tai nepriekaištingai ir svarbiausias dalykas, kuris turėtų būti, tai mano noras. Ir aš jį seku, aš mokausi, aš einu per blogus ir gerus dalykus, per baltą ir per juodą, per vertingą ir nevertingą, verdama savosios patirties karoliukus ant savojo gyvenimo siūlo. Aš renku savosios karoliukus taip, kaip ir visi kiti savosius. Noriu susikurti savosios karolius tokius, kad man būtų malonu juos segėti, o ne tokius, kurie patiktų kitiems, bet ne man. Pasakyk savo svarbiems giminaičiams ar kitiems svarbiems žmonėms. Siūlau ir jums padaryti tą patį. Išimkit iš savo karolių tuos karoliukus, kurie jums nepatinka, ir įverkit tuos, kurie patinka. O tuos, kurie nepatinka, atiduokit tiems, kam jie patinka. Tegul kiekvienas gauna tai, kas daro juos laimingus. Ir dar pasakyk, aš išgydau visą savo žmogiškąjį gyvenimą nuo pat savo prasidėjimo iki pat išėjimo. Aš savo ketinimų gale ir savo kūrėjo meilės gale išvalau visą savo kelią nuo pažeminimo, nuo žalos, nuo pažeisto orumo. Aš išgydau, išvalau ir ištiesinu visą savo kelią. Aš užpildau jį meilę ir jausmu, kad esu tikra, kad esu būtybė, teisinga savaime. Įkvėpk ir iškvėpk. Ir pažiūrėk ir įsitikink, kad visi įvykių ir situacijų taškeliai ant tavo gyvenimo linijos švyti auksu ar kita kokia gražia spalva. Įsitikink, kad tavo gyvenimo linija yra švari ir graži ir kad tau ji patinka. Įkvėpk ir iškvėpk. Ir jei taip yra, tuomet ekranas, kuriame tu apžvelgi tas situacijas ir įvykius, pamažu temsta ir visai užgesta. O dabar paprašyk savo aukštesniųjų aspektų parodyti tau, ar yra tavo praeitų gyvenimų, kuriuose šios pažeminimo traumos buvo taip pat labai ryškios ir labai stipriai išgyventos. Ir tada ekranas arba ekranai vėl užsidega, tačiau dabar jau nebematai gyvenimo linijos, bet matai įvykius, tarsi kokius rutuliukus, tarsi kokias sferas. Pažiūrėk, kiek jų yra. Mažos jos ar didelės, kokios spalvos, kur išsidėstę. Ir pasakyk, savo, kas aš esu vardu, savo tikrosios esmės gale, savo tikrosios prigimties ir savo ketinimo gale, skelbiu, kad būtų parodytos ir ištrauktos visos sielos pamokos pažeminimo tema. Išgydau visas šias patirtis, kur buvau aš pažeminta. Išgydau visas šias patirtis, kur aš žeminau kitus. Čia ir dabar pašalinu skausmą iš visų šių įvykių dalyvių, jei yra tokia jų sielų valia, laisva valia. Pašalinu skausmą dėl to, kad negalėjome būti savimi. Nuimu kalties ir gėdos jausmo naštą. Nuimu kitų žmonių vertinimų naštą.
nuimu ir pašalinu apribojimų naštą. Išgydau visus patirtus pažeminimus. Ir tiesiog įsivaizduok šluotelę, kuri tikrąja šio žodžio prasme šluoja, kaip kokias dulkes, kaip kokias šiukšles. Pažeminimo energija, orumo atėmimo energija, žmogaus vertybės sumenkinimo energija. Išvalo viską, kas menkina, žemina ir niekina. Visas energijas, kuris iššlavei iš praėjusių gyvenimų, perkelk į sferą. Taip pat gali išreikšti savo ketinimą pašalinti sąmoningų ar nesąmoningų prakeikimų magiją, kurios galbūt pasiuntė kitiems žmonėms, ar galbūt gavai iš kitų žmonių ar būtybių, ar iš kitų civilizacijų, kitų žvaigždžių sistemų arba kitų planetų. Paprašyk visų šių būtybių, kad pašalintų iš tavęs ir iš mūsų žmonių prakeikimo magiją visas neigiamas destruktyvias įtakas, kurias jie mums davė per tą laiką, kai jie inicijavo mums, žmonėms, pažeminimo traumą, arba kai mes jiems perdavėme pažeminimo traumą. Ir pakviesk visas šias sielas paskelbti sutarties, kuri vadinasi pažeminimu, pabaigą. Ir jei matai arba įsivaizduoji tokias sutartis, tiesiog gali jas suplėšyti, sudaužyti, sudeginti arba kaip kitaip vaizduotės naikinti. Ir pasakyk: viskas baigta. Aš žinau pakankamai apie tai, kas yra pažeminimas, kas yra orumo netekimas, koks jausmas, kai mane žemina, ir aš pakankamai žinau, ką reiškia žeminti kitą. Aš pripažįstu šiuos abu kraštutinumus ir duodu jiems vietą savyje. Aš vienodai priimu tai, kad aš žeminau, ir tai, kad mane žemino. Aš renkuosi sugriauti šį dvilypumą. Aš renkuosi gyvenimą, kuriame kiekvienas yra vertybė, nesvarbu, koks jis yra. Ir dar pasakyk čia ir dabar: aš perduodu savo ketinimą ir savo valią karmos valdovams, kad pažeminimo pamokos yra išmoktos, suprastos ir suvoktos, ir jų jau nebereikia kartoti, kad šios pamokos yra uždaromos, ir kad mano sielos fragmentai yra išgydyti nuo šios pažeminimo traumos. Viskas yra išgydyta, išgydyta, išgydyta visuose laikuose ir metmenyse. Įsivaizduok, kad dabar tavo sielos fragmentai, kurie buvo įstrigę panašiose tavo praeitų gyvenimų situacijose, pradėjo kilti aukštyn šviesos sraute. Gali pamatyti arba įsivaizduoti, kiek spalvotų šviesos srauto stulpų dabar yra, ir pažiūrėti, kaip kažkur įstrigę fragmentai kyla ir skuba išgijimo link. Ir netgi fiziškai gali pajusti, kaip tuo pačiu metu ir iš tavo kūno yra pašalinami kai kurie traumos fragmentai. Ir ištark: aš gydau savo fizinį kūną nuo pažeminimo traumos. Ir giliai įkvėpk ir iškvėpk. Vėl įkvėpk ir iškvėpk. Ir trečią kartą įkvėpk ir iškvėpk. O dabar aš gydau savo emocinį kūną nuo pažeminimo traumos pasekmių. Gydau visą emocinį skausmą, kurį patyriau šiomis pažeminimo akimirkomis per visą savo gyvenimą ir per visus savo ankstesnius gyvenimus. Ir giliai įkvėpk ir iškvėpk. Vėl įkvėpk ir iškvėpk.
Ir trečią kartą įkvėpk ir iškvėpk. Ir pasakyk sau: leidžiu sau skirtis nuo visų kitų. Leidžiu sau skirtis nuo visų kitų. Leidžiu sau netitikti daugumos lūkesčių, bet tuo pačiu pripažįstu ir gerbiu daugumos kriterijus ir vertybės, su kuriomis aš ir nesutinku ir su kuriomis nerezonuoju, bet leidžiu jiems būti tokiems, o savo kitokiai. Ir aš priimu, kad aplinka leidžia man būti savimi. Ir giliai įkvėpk ir iškvėpk. Vėl įkvėpk ir iškvėpk. Ir trečią kartą įkvėpk ir iškvėpk. O dabar aš gydau savo mentalinį kūną, savo mintis, pašalindama viską, kas neatitinkamai ir pažeminančiai galvoju apie mane. Aš galvoju apie save, kad mane traumavo kitų pažeminimas, kad man buvo priekaištaujama, kad nesu pakankamai gera ar protinga, kad nesu pakankamai graži, o kaimynų dukra jau gražesnė ir protingesnė, kad nesu pakankamai tvarkinga, kad esu bloga, nes neišploviau grindų arba nepasidalinau žaislų su kitu vaiku, kad darau kažkokius gėdingus dalykus, kad neturiu teisės į džiaugsmą, kad neturiu teisės būti savimi, kad neturiu teisės garsiai juoktis, kad neturiu teisės sakyti kvailų dalykų, kad esu kažkokia kitokia, kad dėl manęs kiti turi jausti kažkokią gėdą ar kaltę, kad manęs nemylėsi, nedarysiu taip, kaip man sako tėtis ar mama. Ir viską, kas susiję su tokiamis mintimis, kitų žmonių nuomonėmis, taisyklėmis ir nuostatomis, varyk iš savo mentalinio kūno. Ir viskas, kaip kokiu greitaigiu liftu kažkur kyla į užmarštį, į sferą arba tiesiog į visatos aukštesniuosius aspektus utilizacijai. Ir giliai įkvėpk ir iškvėpk. Vėl įkvėpk ir iškvėpk. Ir trečią kartą įkvėpk ir iškvėpk, kad visa tai galiausiai būtų pašalinta iš tavo mentalinio kūno, iš tavo minčių, kad būtų visiškai išlaisvintas tavo protas. O į pašalintų minčių vietą įsileisk naujas. Esu verta tokia, kokia esu. Aš esu grožio, harmonijos ir orumo, karališkojo orumo įsikūnijimas. Aš esu tobulos Dievo kūrinijos įsikūnijimas. Aš esu vertinga šiame pasaulyje. Aš esu unikali šiame pasaulyje. Ir aš esu tokia pat svarbi kaip ir visi kiti. Mano norai, mano nuomonė ir mano poreikiai yra lygiaverčiai kitų žmonių nuomonių ir norų poreikiams. Priimu savo integraciją į šį pasaulį. Priimu savo harmoningą integraciją į šį pasaulį. Užimu savo vietą šiame pasaulyje ir leidžiu savo jame pasireikšti, leisdama savo būti jame ir laisvai kurti jame. Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Įkvėpk ir vėl iškvėpk. Ir trečią kartą įkvėpk ir iškvėpk. O dabar aš gydau savo astralinį, eterinį ir kauzalinį kūnus.
ir įsivaizdavimo ar minties pagalba suteik šiems kūnams lygią aptakią formą, be pašalinių medžiagų ar intarpų. Pašalyk visus imprintus ir implantus. Pažiūrėk, gal kas trukdo. Jei taip, perkelk iš karto į sferą. Gal ten kažkas keičiasi vietomis, rikiuojasi kitoje įvykių grandinėje. Gal kas nors tiesiog šalinasi savaime. Įsivaizduok, kaip dabar šie kūnai yra išvalyti, atkurti ir spindi geriausių savo pavidalų ir netgi pamaitinti naujomis energijomis. Gali pasukioti galvą iš šono į šoną, nuo peties iki peties, į kairę įkvėpk ir į dešinę iškvėpk, į kairę įkvėpk ir į dešinę iškvėp. Kastaneda tai vadina valančiuoju kvėpavimu. Į kairę įkvėpk ir į dešinę iškvėpk. O dabar pažiūrėk, kas nutiko tiems rutuliukams, įvykiams, kuriuos jie asmenino tavieji praeities gyvenimai, praeities įsikūnijimai. Gali nusiųsti į juos šviesos spindulį ir pasakyti, kad mano ketinimas yra, kad mano pokyčiai, mano būklė atsispindėtų visos žmonijos, visos civilizacijos, kuri dabar gyvena žemėje, kolektyvinėje sąmonėje. Ir kad šie pokyčiai taptų prieinami visiems kitiems, kurie nori, kad mūsų planeta padarytų kvantinį šuolį. Kad kiekvienas galėtų susigrąžinti savo orumą, bei laisvai kurti, nelaukdamas pritarimo ar viešo pagyrimo, nebijodamas pasmerkimo. Giliai įkvėpk ir pilnai iškvėpk. Įkvėpk ir iškvėpk. Ir trečią kartą įkvėpk ir iškvėpk. Kvantinis pažeminimo traumos gydymas jau užbaigtas. Visi ekranai užgęsta ir išnyksta. Pasiteirauk pas savąjį aukštesnį aš, ar jis patenkintas mūsų darbu, ar jis patenkintas tavuoju darbu. Dabar lėtai atsikelk nuo kėdės, paimk už rankų savo aukštesnį aš ir išeik iš savo erdvėlaivio, tyliai užverdama duris. Ir tu vėl atsiduri pažįstamoje vietoje gamtoje ir paklaus tavo aukštesniojo aš, gal jis nori tau ką nors pasakyti, gal duoti kokius patarimus, gal atsisveikinimo žodį ištarti, o gal perduoti dovanų. Jei taip yra, giliai įkvėpk ir iškvėpdama priimk dovaną į save. Dar kartą įkvėpk ir iškvėpdama paskleisk ją po visą kūną. Ir stipriai apkabink savo aukštesnį aš ir pasuk į tunelį. Ramiai ženk juo ir eik prie laiptų. Ir kilk laiptais aukštyn. Vienas žingsnis, antras žingsnis, trečias žingsnis. Tu kyli vis aukščiau ir aukščiau. Su kiekvienu žingsniu vis labiau grįžti į įprastą sąmonės būseną. Bet tu supranti, kad grįžti į kūną prasinešdama didžiulį lobį, neįkainuojamą brangakmenį. Tu sugrįžti nešina naująją savimi, išgydyta nuo pažeminimo traumos. Dabar giliai įkvėpk ir iškvėpdama atsimerk. Atsidūrė vėl toje patalpoje, kuri prasidėjo mūsų kelionė. Ištiesk pečius, patrink rankas
pajudink kūną, kojas. Gali šiek tiek patrepsėti į grindis, kad pajudėtų energija. Giliai įkvėpk ir iškvėpk, nuo diafragmos iki uodegikaulių tiesiai į žemę. Būtinai atsigerk vandens. Gali užsirašyti įžvalgas atėjusias šios praktikos metu. Ir be kita ko, leisk 3-5 dienas integruotis pokyčiams, naujoms energijoms ir transformacijoms, kurios įvyko šios praktikos metu. O aš, linkėdama viso ko geriausio, atsisveikinu.